pasiilgau tavo glėbyje, keistos mintys sukasi ratu, kelias pasibaigs ir mudu būsim kartu, su tavim kartu, su tavim kartu, prie tavęs prisiglausti. Man labai sunku, kur tu pradingai, pradingai. Basanavičiaus gatve keliauja didžiulė 285 metrų Lietuvos vėliava, kuri dabar apjungia visus mūsų čia esančius, kaip kad tą padarė prieš 25 metus. Priekyje šios vėliavos yra nešama mūsų laisvės ugnis, kuri nuolat simbolizuodavo visą mūsų vienybę ir sausio 13-osios įvykiais ir vienydama mūsų Baltijos kelyje kartu su Latvija ir Estija. Tad visi dabar džiugiai pasitikime šį simbolį, šį mūsų vienijantį simbolį, trispalvį simbolį, kuris su mumis yra daug metų ir prieš 25 metus. Visi kartu mes buvome didžiuliame įvykyje, kuris iki šiol yra priminimas visam pasauliui apie mūsų valią būti laisvais ir būti ryžtingais to tikslo siekiant. 25 metai mūsų Baltijos keliui. Ir štai ši vėliava, kurią dabar visi pasitikime. Ir mūsų laisvės ugnis, kuri, kiek matau dabar, yra mūsų Lietuvos asociacijos sportas visiems, prezidento Algio Bronislovo Vasiliausko rankose. Prieš tai šis deglas buvo ir mūsų viešnios, mūsų tautinio olimpinio komiteto prezidentės Dainos Gudzinevičiūtės rankose ir mūsų miesto mero rankose ir kitų čia esančių mūsų štai šio tokio vienijančio festivalio sportas visiems, kuris apvienija didžiulį būrį mūsų sportininkų ir dabar mes kartu su visais džiaugiamės minėdami Baltijos kelio 25 metų jubiliejų.
Tad plojimais dabar pasitikime mūsų laisvės ugnį, kuri atėjo arti mūsų laisvės ugnies aukuro.